atsiranda antibiotikų parduotuvėse, vaistinėse, ir ką tokiu atveju daryti? Ar aš esu teisus sakydamas, kad kai reikalingi antibiotikai, jie reikalingi čia ir dabar, esant kažkokiai lygiai? Ar jau turime Eduardą? Sveiki, Eduardai. Sveiki. Tai atsakysiu tada jums filosofiškai, bet mediciniškai. Jūs ir teisus, ir neteisus. Tai dabar paaiškinsiu. Labai gražus yra senas pulmonologų išsireiškimas. Pirmoje vietoje pulmonologų. Kad antibiotikai skiriami, pirmiausia, infekcija būna viršutinėse kvėpavimo takuose, nes čia dažniausiai. Tiesiog dažnuminė charakteristika, dažniausiai. Taigi, mes kaip daktarai, skirdami antibiotikus, nešame atsakomybę prieš ateities kartas. Nes, kai mes paskiriam be reikalo arba neteisingus antibiotikus, mes sudarom sąlygas išaugti atspariem bakterijų štamam. Ir tada ateities žmonijos kartos turės labai didelių bėdų, nes nieks nepaveiks tas bakterijas. Tai iš vienos pusės antibiotikų skirimas yra labai atsakingas tik tiem ligoniam, kuriem būtent reikia. Lengva pasakyti, ne visada nustatyti sunkiau, yra stipriai sunkiau. Ir tokie antibiotikai, kurie yra veiksmingi. Nes galima paskirti neveiksmingus antibiotikus. Tai iš vienos pusės antibiotikų skirimas yra labai atsakingas. Ir netgi ne prieš tą ligonį, o prieš ateities kartas irgi. Iš kitos pusės reikia stengtis, jeigu galima įtarti, kad pradžioj tai yra virusinė infekcija, nereikia, nes antibiotikai negali paveikti viruso. Negali. Jie tiesiog neveikia viruso. Bet kokio viruso. Antibiotikai gali paveikti tik tai bakterijas. Tai reiškia, jeigu pradiniam susirgymo etape mes galvojam, kad tai yra arba didesnė tikimybė, kad tai yra virusinis susirgymas, nereikia antibiotikų. Kaip taisyklė, labai dažnai gali būti pradžioj virusinis, o po kelių dienų, po 3, po 5, po 7 dienų prisideda ir bakterijos. Tai tokiu atveju pradžioj antibiotikų nereikia, bet antroji ligos pusėj, jeigu kosėju, visat pasižiūrėt, įspjaunu. Jeigu baltos kaip seilės, skrepliai, viskas tvarkoj, jokios bakterinės infekcijos nėra. Jeigu gelsva, pilkšva, rusva, tai neabejotinai prisidėjusi bakterinė infekcija. Ir tada kartu su gydytoju pasitarti, kokius antibiotikus, koks didesnis šansas, kokia čia infekcija yra, kokius antibiotikus, kokį laiką ir pagal ką nuspręsti jų efektyvumą, pagal kokius požymius. O ne tai, kad yra pavadinimas, žmonės naudoja kursas antibiotikų. Ne kursas. Vienam žmogui reikia tiek dienų, kitam žmogui kitoks dienų skaičius. Pagal ką, užduokit klausimą daktarai, pagal ką nuspręsime, ar efektas yra ar ne. Ir tada, kadangi į tai užsivedžiau, pabaigsiu vieną svarbią frazę. Mums visiems šitą reiktų žinoti. Temperatūros pakilimas tai apsauginis organizmo mechanizmas. Temperatūra pakilusi sudaro blogesnės sąlygas, kad organizme terpė blogesnė bakterijom daugintis. Tai antibiotikus geriant temperatūra ir turi nukristi. Sumažėjo temperatūra arba normalizavosi, puikus antibiotiko efektas. Bet, taigi dažnai paima, ar žmonės dėl nežinojimo, kartais ir daktarai paskiria, temperatūra, tai temperatūrą mažinantis vaistai plus antibiotikai. Ir tada neaišku, ar temperatūra normali dėl to, kad jinai dirbtinai sumažinta su paracetamoliu ir panašių vaistų, kuris mažina temperatūrą, bet infekcijos negydo.
ar temperatūra sumažėjo dėl to, kad antibiotikai suveikė. Tai užtat mano versija yra tokia, jeigu 38,5 ir tegul būna tokia temperatūra, tai apsauginis mechanizmas, nebent aš išskirtinais labai retais atvejais labai man sunkiai pernešu. Jeigu temperatūra 39 su viršum, tai tada dirbtinai mažinti, nes smegenų ląstelės tokios temperatūros neatlaiko. Dėl smegenų poveikio į smegenis tokiom temperatūrom, ar ne, tai reikia ją dirbtinai sumažinti, o jeigu jinai laikosi apie 38, nuo antibiotikų temperatūra turi nukristi. Baigiau. Bet jūs tokią lekciją gerą perskaitėt, bet neatsakėte mano klausimą. Kai būna jau Tai gali situacija, būti ir kai gerai, ir blogai. antibiotikų, bet būna tokių situacijų, kai antibiotikų reikia kuo skubiau. Taip, dabar tuo metu, o ne po 3 valandų, ne po 4 valandų, ir būtent šitų antibiotikų man reikia. Tai Taip. to ir klausiau, tai čia jeigu mes tą, kur žiūrėjom ištrauką, kad nėra